Sveiki visi, šios dienos video pradėsime nuo kriaušės. Šiandien tik sužinojau, pagūglinau, pasirodo čia yra kriaušė. Auga pas mus žemėje kriaušė. O, kaip bus skanu. Taip pat auga liepos. Taip pat Google'as pasakė, aišku. Liepos žiedeliai. Ne žiedeliai, čia lapeliai. Ąžuoliukas. Va, ąžuoliukas. Ir mes einam į savo mišką. Ir mes matom slides. Tai žodžiu, mes čia buvom žiemą atvažiavę. Įmėsiu video. Ir bandėm čiuožti, nes sniego buvo daugiau kaip metras. Bijojom kur nors įkristi. Ir tos slidės, senos jos visiškai jau. Tai jos taip ir liko pas mus čia žemėj, miškelį. Paskui ką nors sugalvosim, kokią dekoraciją iš jų padarysim. Šiaip tai pirmą kartą vaikštau aš po šitą mišką. Nuodingusios gėlytės. Bet labai gražiai. Bandom prasibrauti. Oi. Išvalysim kada nors mes. Iki čia ateisim. Į savo miško. Ieškom grybų. Pavasarį. Labai keistas dalykas pas mus yra. Šitam miškelė eglių nėra, pušų nėra. Ai ne, viena yra šitai. Viena yra. Bet jinai yra, va žiūrėkit, kur yra ta eglė, ar pušis kažkai. Eglė. O konkorėžiai yra po numirusių medžių. Atstumas, nežinau, gal kokie 10 metrų. Kaip tas įmanoma. Ir pas mus visur yra tų konkorėžių visur, kur auga klevai ir po jais konkorėžiai. Tai Juras galvoja, kad čia gal yra voveraitės ir voveraitės išnešioja. Gražus mūsų miškas. Labai gražus. Bus kada nors gražus. Ir dabar gražus, bet kai išvalysim, gal išnaikinsim tą garšvą. Jau sprendžiam visai, kaip tik galim, kaip ją išnaikinti. O šaknis rovėm, tai metro dydžių šaknis tos garšvos. Atrodo gražiai, kol neužaugo, bet jinai užauga iki metro. Praėjusį rudenį, kaip jovėm, tai jinai vos ne mano ūgį ten buvo. Metras, mano yra 1,60 m, tai daug visokių uogyčių, bet čia uogyčių gal čia šviežus labai tie krūmeliai, labai jauni gal. Nelabai čia matosi, kad būtų. O va ten pagal lapelius čia yra mažos avietės. Labai gražios. Tikėkimės bus aviečių. Kaip mes turėsim dar aviečių, pilna čia aviečių. Čia ne avietė. Mažyčių aviečių. Serbentų. Nežinau, serbentų galėsim prie Norfos stovėti pardavinėti. Jų čia toks kiekis. Kibirais galėsim vežti. Juokauju, aišku. Kaimynam padovanosim. Kam nors padovanosim. Čia ar gyvas, kažkitas medis. Gyvas. Va. Tik tai kažkoks vėlai lapelius meda, bet kažkoks įdomus. Kai jau bus didesni lapeliai, pagūglinsim, kas čia per medis. Jau pagūglinau, tai čia yra uosis. Šitas medis, kur, sakiau, vėlai pumpurėliai kažkaip tai atsiranda. Žodžiu, turbūt čia gal yra visi Lietuvos medžiai pas mus auga. O širdelė ateina.
Truputėlį garšvoj nuskendo. Esam sulašinę ir dar nuo erkių lašelių ir dar uždėję tos pavadėlius dėl viso pikto, kad nekankintų. Ir žvirblėlis atėjo mažas. Eina mažylė, eina. Tai štai šiandien apsilankėm mūsų miške. Ten toliau yra kelias. Greitai sužalios čia viskas. Nebesigirdės nieko. Bet čia nėra net mašinų. Čia važinėja tik tai savaitgaliais, kai turistai visokie važiuoja, motociklai. Bet tai jau nelabai girdisi, kadangi tvartą matom buvusi, aišku. Čia esu viską išpurškus. Aš tikiuosi jau, kad savaitės pabaigoje šito viso grožio nebebus. Matot, kas grožis. Dingvilės ir garšva. Ir didžiausia naujiena. Pas mus pradėjo augti grybai. Valgyti turbūt nevalgysim, nes įtariu, kad gali būti nuodingas tas grybas. Eisim prie mūsų kito miškelio mini. Ir štai tolumoj mes matom jau savo grybą. Matot, kas gražus užaugo mūsų grybas. Saugosim jį, kad ir nuodingas. Musmėrytė. Tai tiek žinių iš žemės.